Labutės. Kaip tau sekasi? Štai mes ir pažiūrėsim, kaip tau sekasi. Ką man kortos parodys? Kokiam etape tu esi, ne? Kokios pagalbos tau reikia? Kokio patarimo? Nagi pasirodyk. Kol kas tavo etapas yra šventinis. Gražus laikotarpis. Kol kas toks laikotarpis, jeigu santykiuose, santykiuose kaip tik viskas vyksta taip, kaip turi būti, kažkas galbūt įteisina santykius, kažkas kaip tik kūrė naują šeimą. Kodėl taip? Gerai, sunkumai paliekam praeitį. Kasgi dabar? O dabar, štai žiūrėk. Kas po sunkių santykių ypač, reiškia, bus pažintis. Pažintis galbūt ne su vienu partneriu, tai gali būti kažkam vienas, o kažkas rinksis iš dviejų, pavyzdžiui. Tiek vienas geras bus, tiek antras irgi bus geras. Abudu jie gali būti su transportu, arba atvykę neseniai iš kitos šalies. Taip pat gali būti, kad jie grįžta iš užsienio, jau uždirbę, Dar gali būti, kad jie jau stabilus ir kažką jau turi. Vat grįžo, nusipirko kažkokį tai būstą arba mašiną ir tokie jau stabilus. Taip pat gali būti, kad jums bus duotas šansas iš dviejų išsirinkti vieną. Tiek vienas, tiek kitas bus labai stabilus, kažkom labai panašus, labai bus sunku išsirinkti. Tačiau, kur gali būti skirtumas, tai gali būti vienas jaunesnis, kitas truputėlį vyresnis. Bet abu ambicingi, abu labai įdomūs žmonės. Taigi, kas jaučiasi vieniša, į jūsų gyvenimą ateina meilė, visi pergyvenimai, kurie dar vis yra galvoje, kurie bus galvoje, vis tik yra platus pasirinkimas, ir reikės dar gerai pagalvoti, kągi pasirinkti. Rinkitės pagal širdį. Taip. Nežiūrėkit, kas ką turi. Nežiūrėkit, kas turi daugiau pinigų, kas turi taip, tai yra iš tikrųjų žmonės renkasi, pagal tai, kad būtų stabilumas. Neisi, nežinau, į lauką gyventi, ir tai yra normalu. Bet vis tik, reikėtų rinktis pagal širdį. Taip. Kitaip yra tikimybė suklysti, nes dauguma vis tiek rinksis pagal tai, kaip yra patogu. Vis tiek žiūrėsim, kad būtų naudinga. Tvarkoj. Dabar tas partneris, kuris atrodys labai naudingas, jis bus nelaisvas. Štai. Tas partneris bus nelaisvas. Taip pat jis gali būti ant skyrybų slenksčio, taip pat gali būti, kad jis galbūt ką tik po skyrybų, ir jis dar bus netoks atviras, bus ganėtinai šaltas ir su kažkokiom dideliom nuoskaudom, va toks dar neatsigavęs. Taigi vis tiek ir vis tiek būsit neapsisprendę, galbūt kitas, va čia jau kitą turim, du vis tiek partneriai, vis tiek teks bendrauti, ir yra
kitas partneris. Apie jį, tai jis, kaip sakiau, nei vienas, nei kitas nėra nei blogi, nei geri, jie abu yra ganėtinai stabilus. Šitas irgi geras ir jis galbūt netgi daugiau komunikuos, ane? Daugiau bendraus, šiltesnis bus, praktiškesnis bus, ane? Ir vat būtent šitas, kurį laiką galbūt ilgiau, galbūt trumpiau, kurį laiką dar galvos, kurį laiką dar svarstys, bet gana greitai pasakys, kad man yra svarbu šeima, aš noriu šeimos, aš noriu vaikų, aš noriu namų, pas mane daug planų, reiškia, daug judėjimo, daug planų ir arba dabar, arba niekada. Tvarkoj, ir vat su šituo partneriu, tarkim, mane, kokia perspektyva? Būtent su šituo partneriu. Taip, pirmiausia, tai bus labai didelė aistra, ane? Didelis prisirišimas, jis pasijus iš karto, didelė aistra ir greitai. Tai bus įvyks žaibiškai greitai ir nežinosi, ką daryti, kaip pasielgti, jis tiesiog tave pavogs. Pavogs ir padarys savo imperatorienę. Viskas. Ten nebus jokių kitų variantų, tų arba mano, viskas. Taigi, perspektyvos bus greitos, geros ir kol kas nieko blogo mums nežada. Bet vis tik, šiuose santykiuose, kokie galėtų būti perspėjimai? Perspėjimai, kad naujovės, ane, mes turim kvailį, nežiūrėk į viską labai neatsakingai. Kad ir kaip būtų faina, kad ir kaip būtų gražu, vis tiek reikia žiūrėti, kažkiek atsargumo turėti, ane? Visų pirma, kadangi pas mus buvo ten velnias, tai nebus tos tokios savivaldos. Reikia valdytis, reikia suprasti, kaip suvaldyti situaciją. Nebūt labai prieinamai, ane? Nebūt kažkokiai lengvabūdiškai, ane? Reikia iš vienos pusės truputėlį atsiriboti, ane? Kad pamatyti iš šono, kaip visą tai atrodo. Kol kas nieko blogo mums nerodo, bet vis tik yra perspėjimas truputėlį pasilaikyti savo savęs. Tai toks truputėlį toks atitolimas, bet jis yra būtinas. Kad parodyti, kad tu irgi kažko esi verta, ane? Kad tu esi nuostabi moteris, kad tave reikia siekti, bet ne tai, kad siekti, o tai, kad, tu esi verta, tarkim, gėlių, tu esi verta restorano ar ten kažkokiu tai kelionės, ne? Ta prasme, neužkelti per daug tos plankės, bet tu irgi nešiukšli. Taip, tu irgi esi žmogus, kuris save vertina ir jis irgi turi pamatyti, kad tu gėlytė, ane? Tai va, tokie patarimai iš manęs. Kągi, sėkmės tau.